moteris visiškai nesiorientuoja situacijoje, myli virškalinė, jeigu prisiminsit, pažiūrėsit josios pranešimus iš erdvėje, vien pagyros. Ir visos jos skrieja būtent dabartiniam karinės žvalgybos vadovui. Iš esmės, jeigu pasakyti, kas tai dabar įvyko, tai mes visi pasimetę buvom nacionalinio saugumo gynybos komiteto nariai, nes apie tai nieko nežinojom ir net nejautėm, net nenujautėm. Tai tas sprendimas, kurį padarė vienašališką, turbūt emocinį, Dovilė Šakalienė, jinai jau paskutiniu metu tikrai panašu nesivaldo, arba jai per didelis krūvis, arba didelė įtampa, nes klaida po klaidos ir tos klaidos yra milžiniškos. Čia atšaukti dėl kažkokio tai tyrimų, matot, niekas nežino, nei premjeras, nei prezidentas nežinojo, neva kažkokio tai skundai atsiradę, kada žmogui lieka tik tai 6 savaitės iki kadencijos pabaigos. Tai čia tikrai yra, nesuprantama, atleidimas turi būti ne taip, kad atleidau kažkokį paprastą darbuotoją. Jau, kad viskas sako kažkoks tyrimas. Tyrimas turėtų būti su būtent mūsų kontrolierių žvalgybos, tai tikrai traukta institucija. Kas tai daro? Turėtų būti nepaprastas tas tyrimas, nes tai susiję dar sėkiai, sakau, su pačia jautriausia institucija, kurios vadovas būtent dabar šiuo metu yra atleistas. Dabar diskredituotas vardas aplamai ne tik tai karinės žvalgybos, bet ir Lietuvos kariuomenės ir visos mūsų gynybos sistemos, nes krašto apsaugos ministrai priėmė vienašalį sprendimą, kuris, sakau, dar sėkiai paremtas tik tai ko gero emocijomis ir visiškai nederintas su nei viena atsakinga institucija, su kuria turėtų priimti sprendimą ir derinti, ar ne. Kita vertus, sakau, paskutinis skandalas su evakuacija, kada iš Austrijos buvo išsiųstas karinis lėktuvas, kuris irgi nesuderinus, nes nesuprantam, kuo remiantis buvo priimtas politinis sprendimas, kuris ko gero gali nešti netgi, aš tai bent jau matau piktnaudžiavimo užuomazgas. Matomai tai įtampa, tas stresas kažkoks tai labai stipriai paveikė ministrė, ne dėl to daro sprendimą po sprendimų nelogišką ir visiškai nepaaiškinama. Tai tik tai konstatuojam faktą, kad iš tiesa Šakalienė tikrai turi gerą atmintį, jinai labai gerai įsiskaito jai pateiktas pažymas, pranešimus ir jinai atpasakoja tam tikras situacijas, lyg tai būtų supratimas jos asmeninis, bet mes visi puikiai suprantam, kad reikia priiminėti sprendimus, moteris visiškai nesiorientuoja situacijoje, ministrė, atsiprašau, ir jeigu priima tokį sprendimą, tai jisai ne tik, kad jisai ko gero žalingas ar ne, bet ir aš tai žiūriu, ar tai nebūtų, nėra nusikalstamos veikos požymų, piktnaudžiavimo ir panašiai.